Pinigų karta ir brokeriai draudimas.lt pristato naują draudimo paslaugų gidą. Skaitykite, lyginkite, sekite, domėkitės, kas vyksta su jūsų pinigais. Skaičiuosime kartu, taupysite jūs. Beveik kaip gyvi, tokių pačių formų, tik nejudantis išdidus laukinės gyvūnijos gražuoliai, interjero puošmena ir medžiotojo taiklę akį rodantis trofėjai. Gyvūnų iškamšas darančių meistrų Lietuvoje nėra daug, o tos, kurie šio amato užsiima kokybiškai ir profesionaliai, galima suskaičiuoti ant vienos rankos pirštų. Paruošimo darbui ir pats iškamšos formavimo procesas trunka pakankamai ilgai, būtina kantrybė ir kruopštumas, ką jau kalbėti apie profesinius įgūdžius. Todėl daugelį metų šio amato užsiimančiam Donatui Mažiuliui kalbos, kad gyvūnų iškamšų darimas atrodo taip, tarsi būtų elementarus užsiėmimas, atrodo juokingos. Ponas Donatas profesionalus biologas, todėl specifinėme darbe jam padeda sukauptos žinios. Nulūpti tą gyvūną tai nėra tai baisiai sudėtinga, tik tai reikia turėti kantrybės ir noro. Ir nebijotų, sakysim, kiekvienas gyvūnas visiems kaip ir žmogus kvepia kažkuo. Tai kiekvienas turi specifinį tą kvapą, o padaryti jau tą iškamšą, sakysim, prikimšti, dar galima kažkiek, tai, taip sakant, vėlgi prie gerų norų galima tai padaryti. Bet suformuoti, kad tas gyvūnas atrodytų kaip natūrai, tai vėlgi yra, ne kiekvienam duota. Tai, sakysim, kaip ir ne kiekvienas gali būti muzikantų, ne kiekvienas gali būti poetų. Į klausimą, ar brangu užsisakyti pagaminti iškamšą, patyręs meistras atsako paprastai. Pagrindiniai jo klientai yra medžiotojai ir žvejai. Medžioklė ir žvejyba yra tikrai nepigi laisvalaikio pramoga, todėl šių sričių entuziastai paprastai nori pasilikti atminčiai ir parodyti kitiems savo trofėjus. Tačiau gyvūnai ant meistrų darbo stalo patenka ir kitais keliais. Pavyzdžiui, ši gulbė buvo įšalusi lede. Vienas kitas žmogus, taip sakant, kai mes sakom iš gatvės, netyčia kažkur surado, važiuodamas kažkokį užmuštą gyvūną ar panašiai, tai jam gal ir brangu. Bet šiaip tai kainos eina, sakysim, vėlgi žiūrint kokio gyvūno. Vienų eina nuo kažkur, tai sakysim, 60 litų ir iki, gali būti net ir iki kelių tūkstančių, sakysim, pavyzdžiui, jeigu strūtį padaryti, tai jau kainuoja tikrai daug, arba ten, sakysim, elnio galvą padaryti, briedžio galvą padaryti, arba, sakysim, afrikiniai ten gyvūnai, vėlgi, jeigu ten mešką cielą visą mešką padaryti, vėlgi ten jau kainos yra labai didelės. Bet šiaip tai kainos, sakysim, gana, sakyčiau, visai normalios ir neturėtų žmonės to baidytis, kadangi tai yra darbas labai kruopštus. Iškamšų meistrams žmonės kartais atneša ir savo nugaišusių augintinių. Papūgėlių ir kanarėlių iškamšos, pasak pono Donato, yra tikrai suprantamas dalykas, tačiau norintis padaryti savo šuns ar katino iškamšą, biologui kelia šypseną. Iškamšų meistras savo augintinių šeimininkams pataria geriau gražiai palaidoti.